Labas rytas, draugai. Spalio 19, ketvirtadienis, rytas su kava ir su savo pagalbiniu. Taigi, draugai, kas matėt anos video, matėt, kaip buvo iškasta giliai, kaip buvo kalnai žemių. Nu ir ką, viską nuo pradžių. Įsikasėm ten. Tai dabar biškikiems baisiai atrodo, bet dabar liko vien ranko darbas. Tai liko gražiai susivedžioti linijas, kuriais įvažiavimas, kur bus vėja. Dabar susivežiu žemės ir planai tokie, nieko nebedarysiu be pavasario, nes čia gavosi, kad pasidariau su bobkatu ir pradėjo lyti ir viską šlapia ir dabar nieko nebepasidarau. Va čia liko tie kalniukai. Kam tie kalniukai žemių? Tam, kad kur bus duobės, įsivežioti, įsilyginti. Ką aš čia kalbu nuo vidurio? Pradėkim viską nuo pradžių. Toliau darbų planas. Susivežiau su bobkatu viską, prasilyginau plius minus. Ten jau nebegalėjau važiuoti, su kaušu nebebraukiau, liko vėžės. Taigi, įsivežiau žemės plius minus kiek man reikia. Čia aišku daug daugiau, nes viskas palikėlė bus. Kodėl daugiau? Todėl, kad pavyzdžiui, dabar be pavasario nieko nedarysiu ir sukris paliks duobės, kur nelygumai bus. Tai lyginsiu visą sklypą, biški bus žemių perteklius šitoj pusėj, manau. Ir vešim į šitą pusę. Ir lyginsim visas duobės, visus kalniukus. Ir be kitų metų dabar nelysiu, nes labai šlapia, čia nieko nepadarysiu praktiškai. Tai paliksim iki pavasario. Pavasario orai sugražės, išsausės. Ir tada liks ranko darbo viskas. Kaip tai atrodys? Atsimatuosiu nuo namą pamatą. Kiek galvoju palikti laisvo pamato aukščio. Prasitempsiu siūlą. Ir pas mane taip su nuolydžiu nedideliu bus. Prasitempsiu siūlą ir tada aukštį ten pasinusėmęs, parsivesiu čia siūlą ir kraštu parsivesiu, kur riba yra. Ir su nuolydžiu prasitempsiu visą žemės. Toliau. Čia pas mane palei planą bus įvažiavim su durų atkosu, taip šniūrą prasitempsiu atsimatavęs. Atsimatuosiu nuo sklypo, kaip atgaudysiu, ne? Prasitempsiu šniūrą ties sklypo ribą ir tada su metru atsimatuosiu kiek iki atkosa. Ir tada čia atsimatuosiu tą patį atstumą, įsismeigsiu kuolą, tada prasitempsiu šniūrą ir tada lygiai pasidarysiu iš tos pusės iki linijos juodžemį, iš keliuko pusės skaldą. Ir toliau, nuo palei planą man ten turėtų būti ten prieki 8 metrai aikštelė ant 4 šitaip ir kelias 4 metrai važiavimas. Taigi nuo to pačio durų atkoso atsimatuosiu 8 metrus ten, po to dar atsimatuosiu nuo šulinio, čia kažkur eisis dar 8 metrai ir paskui nuo atkoso atsimatuosiu 4 metrus iki čia ir nuo 4 metrus čia ir 4 metrus nuo čia iki čia. Tada turėsiu visą įvažiavimą, visą aikštelę. Jeigu nesupratot, parašykit komentarą, galėsiu pakomentuoti smulkiau. Nes pas mane gausis taip. Įvažiavimas 4 metrų, atvažiuoji čia. To jau parodysiu. Atvažiuoji čia. Ir kažkur nuo šulinio ribos. Mano čia va. Nuo šulinio ribos čia va prasidės, 8 metrai, taip jis. Visas tas ilgis 8 metrai ten ir čia 8 metrai. Tokia aikštelė bus 8 ant 4 ar ant 6, dabar bijau pameluoti. Ir įvažiavimas 4 metrai bus. Tai va, apie kainas. Galvau samdytis bobkatą. Bobkats
su operatorium valandą 40 eurų. Kam mažai, kam daug, man daug, nes pas mane paskaičiau, kad to darbo nemažai čia. Nu ir jis, kad per parą nelabai, per 8 darbo valandas nelabai jis man padarys. Skanaus bijau, kad atšals. Taigi, už bobkatą aš sumokėjau, samdžiaus pats už vairo per 20 minučių išmokau pilnai valdyti jį. Tai išnaudojau bobkatą 3 paras. Dirbau tiek, kiek aš norėjau, o dirbau kaip aš norėjau, tai gavos man po 9 valandas, gal po daugiau, žodžiu, nuo ryto iki vakaro. Tai stodavau pavalgyti, tai ne, ir dirbdavau. Tai aš išnaudojau, sumokėjau už bobkatą nuomą 175 eurus, atvežims 40, parvežims 40, plus kuras. Išdeginau vieną baką, ten tilpo, neišėjo man baks, ten 60 litrų ar 70 išdeginau saliarkos. Tai va, aš skaičiaus, kad man bendroji sumai kažkur 330 eurų berods kainavo su viskuo, su kūru, su atvežimu, su viskuo, apie 300 eurų. Tai va, dėkit, jeigu 8 valandas jisai išdirbtų, samdant 8 valandas jisai dirbtų po 40 eurų, tai jūs dėkit kokią kainą gautos. 320 eurų, jei neklystu, ne? Taigi, už parą čia, dieną, darbo dieną. Taigi aš naudojau, o jis per dieną tikrai mane būtų padaręs, nes aš trūkau žemių, tai iš to kaimyno dar vežiausi, atidavė, tai vežiojau žemių, tai man čia ilgai laiko išėjo, tai aš sugaišau 3 dienas. Čia va, ką matot, kol įsivežiojau, smėlį vežė, nes tuo pačiu metu vežė smėlį, viską, tai įvažiavimą aš jau kitokį pasidariau. Taigi, taip va, kainavo apie 300 eurų, sakau, 330 ten kažkur grubiai. Bobkato kaina. Smėlio, tai čia suėjo, jei neklystu, 5 mašinas po 130 eurų. Ir 2 mašinos suėjo skaldyto betono. Skaldytas betonas 270. Tai va, draugai, 540 už skaldytą betoną ir 500, 130, gal 5, 650 už smėlį. Tai va, čia kas virš 1200, neberods. Kavą noriu persiimti, atsiprašau, vaizdo kokybė. Taigi, toliau. Prieš viską darydams, nes pas mane čia va, kur ta krūva, čia turėtų būti Feliksnavė, ne Traidenio Feliksnavė, tai pas mane čia yra tas vamzdis 110 kanalizacijos iš namo. Iki čia esu atsivedęs. Taigi, pavasarį prieš pradėdams darbus, aišku, finansai, jeigu leis pirmą, bent kokiu atveju pirmą reikia pinigų, kad pasistatyti tą, kaip tą, Feliksnavę, dėsiu 4 žmonių, tai siuntinėjau laiškus apie 1600. Vien medžiagos, visas įrenginys, pilną komplektą, tai 1600, jo. Tai ir tuo pačiu atsikasiu dar čia, kiek dar 2 vamzdžius turiu jau nusipirkęs. Tai va, draugai, kiemas jau biškį, taip, dabar pelkiu, aišku, bet biškį pagražėjęs. Ta pusė turėtų dar sukrist, o dar blokėlio likučių man laidojau. Bet spėju, kad nebepavyks palaidoti. O šiaip čia, dar čia va, palei planą nuo lango, šito lango atkoso kairiojo pusės, terasa 4 metrų ilgio, o ir eis iki durų.
žodžiu. Tai va taip va, žemės aplinkui efektas, tai man kainavo visas kiemas, grubiai ne virš apie 2000 kažkur eurų. Tai būčiau samdęs, būtų smagiau buvę. Dabar einam, parodysiu, ką viduj pradėjau, nes laukia lyt pradėjo, žadėjau visą kiemą atsistvarkyti. Bet kadangi orai, taigi, kągi čia matom, ogi matom vatą ir matom gipsą pakelėje. Gipsą pakelėjo nuoma, mechanizmų nuomai 6 eurai valandą, tą parą, 6 eurai parą. Taigi prasidėjo taip, sakau, užsidengsiu plokštę gegnės svetainę, galvoju, taip pasidarysiu, kitiem užtenk plevelės su makaronais, aš sugalvojau plokštę, nes mano manymu, aš nesakau, kad tai teisinga ar taip tikrai, bet kad prislopinti dar labiau per vatą ir plokštę ir dar čia svetainiai gipsas, galvoju, kad man iš vis nesigirdėtų, noriu skardinio stogo, kai lietus lis, tai kiek įmanoma bandau suslopinti garsą. O ar būtų girdėjęsis per plevelę su makaronais ir šildyt, nežinau, bet aš nusprendžiau taip daryti. Už plokštę sumokėjau 300 eurų visam namui. Tai prasidėjo taip. Sakau, svetainiai susisuksiu. Tada labą dieną, virtuviai reikia. O virtuvės parodysiu to jau. O virtuvės dušą ten kitam kambarį negaliu daryti, nes ta prasme, kol neapšildai, nes po to va čia va prieit vatą ar užpūsti, ar vatą sukišti, va ta užkišti vatą, tai čia be šansų. Ta prasme, jeigu plokštę sudėsi, nes nebūtų kur pralyst. Taigi, nu ir prasideda nešimai visi. Pirma vata. Aha, vata. Tai tada jau, jeigu vatą sudėsi, tai kaip rekuperatoriaus vamzdžių suvedžiuosi. Nes aš noriu, kad rekups man šitaip būtų. Čia, matot, nuolydis bus pali lubas. Nes lubos eis žemyn ir tas pasikreipęs. Taigi, labas vakaras, kai sako. Tada važiuojam pirkti rekuperatoriaus. Nu, ne rekuperatoriaus, bet jo įrangos. Rekupo dar nepirkom, taigi vamzdyną įsivedžiuoti, šituos susijungt. Man svarbiausiai vamzdyną susivedžiuoti, tos difuzerius, ar kaip jie vadina, susidėti. Taigi, važiuojam tuos pirkti. Taigi, bendroj sumoj, berot už vatos pirkau šitų 10 pakių ir Knaufą 10 pakių. Pirkau tai po 20 cm ją storę, nes pas mane palė projektą 40 šildysis 20 cm. Taigi, ir vatą sumokėjau 503 eurus, man atrodo. Už rekuperatorių, nu, tą visą šitą įrangą 10 difuzerių, jei neklystų, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 ir vonioj yra dar vienas įdėtas 10 difuzerių, 2 dėžės po 8 jungtis ir šlangą 100 metrų sumokėjau 480 ar kiek, panašiai irgi 500, nu tai va, vėl 1000 ir taip, ir va taip va, ir ką, ir va tokie darbai, nežinau net ką papasakoti toliau, eisim toliau, dar mums reikia vatą, kaip va prisiminiau, man va šitas visas galas, va, kitos tarkim sienos čia, visas šitas namo galas, nusprendžiau vat apšildyti, nes galvoju, kad užpūs neprieis. Toliau planas šitas visas, nes čia daugiau erdvės, tai jau parodysiu. Daugiau erdvės, tai
O čia, matot, čia jau drąsiai galės vaikščiot. Tai galvoju šitą pasisamdysiu, kad užpūstų man. Atvažiavę. Nes kaina kubo tai ta pati to kubo, man atrodo, po 40, knaufa 5 ar 43 eurų. Kubo kaina tas irgi panašiai. Tai žodžiu, o pučia nuo 35 iki 40 eurų. Ten novatos pasirinkimą, tai va, tau nereik vargti, atvažiuoji ir užpuč. Aišku, kiekvieno pasirinkims. Bet aš manau, kad aš šitą dalį, kad man atvažiuotų visą šitą namo dalį, va taip va, nuo šitos sienos, va taip va, kaip eina murlotas per visą šitą dalį, kad užpūstų man su biria vata. Oho, jau 15 minučių praplerpiau. Tai va, draugai, šitą kampą reikės sužaist pasidaryti. Nu, dar padarysiu video galutiniu viskas, kaip atrodys. Tai va, draugai. Ačiū, kad komentuojat. Ačiū, kad palaikot kai kurie. Gal pasidalinkit pastebėjimais, bet pratingais. Ne šiaip iš lempos. Į protingus komentarus visą laiką atkreipiu dėmesį. Visą laiką stengiuosi atkomentuoti. Bet jeigu matau, kad komentarai su realybė prasilenk mano manimu, tai ne visą laiką ir atkomentuoju. Dar šitas planas bežiūrėdams, tai toliau eis plevelė. Gal dar šitos užsisenarysiu su juosta, po to plevelė. Ant plevelės jau profiliai suksis. Žodžiu, nebėgam į priekį, viską rodysiu, ką darau. Tai va, turim grindis. Ai dar, prieš čia dėdams, tai visur susištrafau. Įsinomau aparatą, man išėjo už jį kiek 12 eurų paėmė, nes užtrukau pusdienį. Tai visur prasištrafau, nes galvoju, kol plokščių nebuvo štrafau, nes galvoju, po to man aparatas nedavažiuos, liks ten taip. Nu tai žodžiu, va dabar pasidariau iki tiek, paskui užkišiu puk, atsuktuviuką, ką jie išsilaužys gražiai. Ir esu visur pasidariau, kur man bus. Į viršų prasištrafavęs esu, kurais rozetės į viršų. Nu, šviesos ta prasme. Man taip esu pasidaręs visur. Tai va, nebemoku net pasakoti. Tikiuosi supratot. Gerai, draugai, per ilgas video, nuobodu bus jums žiūrėti. Palaikykit, pakomentuokit visodam kartui.